Sveiki, sveiki, noriu su jumis šiandieną pasisveikinti vėl. Kas manęs nepažįsta, tai susipažinsite, galbūt dabar daugiau, o kas pažįstate, tai esu labai dėkinga, kad žiūrite, kad stebite, kad užduodate klausimus. Esu Oksana, gyvenu Skandinavijoje, turiu savo patirtį, esu už sveiką gyvenimo būdą, bet tiesiog tą gerąją prasme, kad atsirenki patikimą kompaniją ir pats medikas, turintis daug galbūt sveikatos susirgymų turėjusi, galiu dabar pakonsultuoti, turiu savo misiją, tiesiog esu savanorė, padedu žmonėms gyventi laimingą, sveiką gyvenimą. Tai ką, šiandieną noriu jums papasakoti apie mūsų natūralų antibiotiką česnaką ir kuo jis yra ypatingas, kodėl jį reikia turėti šiuo sezono metu. Todėl, kad yra labai aktyvios erkės, o kadangi skiepai ne visiems irgi galbūt duoda tokį laukiamą rezultatą. Ir vis dėlto tai yra, aš skaitau, kažkuriuo metu gal reikia to skiepo, bet šiaip jis yra nuodas organizmui, bet apsauga taip pat irgi. Bet aš esu linkusi rinktis kitą alternatyvą, nežalojančią, o sveikatą gražinančią. Tai va, tai yra toksai dalykas, va čia galite matyti česnakiukai. Tai aš apie juos trumpai pasakysiu, kad šitas česnakas yra svogūnų kilmės, žmogus vos nenori sakyti, nes jisai taip yra artimas man, gyvybingas, prasmingas česnakas, kuris tikrai yra reikalingas kaip natūralus antibiotikas ir širdies apsaugai. Lygiai taip pat jos skleidžiamas kvapas, jisai turi eterinį aliejų, mūsų česnakas yra su rozmarinu, tai ten yra tiesiog atbaidančios prakaito susidariusios tokios kaip kvapų bangos, kurios atbaido netgi mums suaktyvėjusius visus vadinamus kenkėjus. Tai turiu tiesiogiai galvoje erkės. Ir erkių pasirodo galima ir kitų susirgymų prisigaudyti, netgi plaukiant upėje, ten irgi yra tam tikros kolonijos bakterijų ir visokių virusų, kur mes parsinešam tiesiog visur ant odos, o jeigu dar pakliuvo į burną kažkur, tai geriau vartokime savo padėdami šitą mūsų fainą natūralų antibiotiką česnakėlį, kartu su eteriniais aliejais ir rozmarinais. Tai va, šitas kompleksas, jisai neturi to kvapo, jis yra apsaugotas tam tikrą plėvelę, nedirgina skrandžio, yra priimtinas visokio amžiaus grupių žmonėm, nuo vaiko iki senuliuko, deduliuko ir nėštukių moterėlių, taip kad pasitarus dar su gydytoju, jūs tikrai gausite išsamią informaciją ir jis tikrai jums padės ir jūs dėkosite. Taip kaip ir aš, kad atradau šitą kompaniją Neolife ir šitos gerus nuostabius sertifikuotus, patentuotus produktus, juos pati daug metų vartoju ir apie tai noriu tiesiog labai kalbėti. Tai tas kompleksas yra sveikata ir jo nauda. Tai yra česnako sudėtyje yra per 200 skirtingų junginių, įskaitant vitaminą A, B ir C grupės. Mineralus, taip pat kaip fosforą, kalį, sierą, cinką, seleną, kalcį, magnį ir natrį manganą. Flavonoidus ir kitus antioksidantus. Riebiąsias rūgštis, amino rūgštis, pektiną, sieros junginius. Pagrindinė veiklioji česnako medžiaga alicinas, kuris sudaro iš neaktyvaus alino. Ir tai yra alicinas naikina bakterijas, grybelinius susirgimus, virusus visus ir stiprina organizmo atsparumą. Taip kad, kas turite netgi virškinimo diskomfortą, naudokite mūsų natūralų antibiotiką česnakėlį. Lygiai taip pat tai yra reikalinga žmonėms širdies kraujagyslės sistemos apsaugai. Tai reguliuoja kraujospūdį, mažina cholesterolį, skystina kraują, mažina uždegimus, stiprina imuninę sistemą ir natūralus antibiotikas yra. Taip pat veikia kaip ir natūralus antibiotikas, kaip apsauga peršalimui, virusinių infekcijų gydymui ir gerina kvėpavimo takų būklę. Lygiai taip pat yra jisai naudingas ir vartoja, pas mane irgi yra žmonės, kurie kreipiasi, jiem labai susitvarkė sąnariai, sąnarių uždegimo skausmus mažina ir visas tokias, kaip aš sakau, funkcijos sutrikimus atsiradusius dėl uždegiminių procesų.
Taip pat pagerina virškinimą, žarnyno mikroflorą, skatina gerųjų bakterijų dauginimąsi. Lygiai taip pat yra jame gerų medžiagų, kurios pagerina funkciją ir atminčiai. Tai yra cinkas, selenas, česnako sudėtyje yra pagerinta medžiaga, kuri padeda mum išlaikyti koncentraciją ir pagerina atmintį, smegenų veiklą palaiko stabilią funkciją. Gali padėti esant nuovargiui, depresijai, prastai koncentracijai. Tai vat matote, kiek daug gražių dalykų mes čia turime. Ir aš dar rekomenduoju sergantiems bronchitu, astma, sinusitu, lengvina kvėpavimą, turintiems virškinimo problemų. Dar nepaminėjau sportuojantiems žmonėms. Tai jie aktyvina tokį kaip kraujotaką ir sąnarių lankstumą. Tie sąnariai nėra sustingę, jie yra lankstus ir mes esame judrus tame. Taip, kad norintiems natūralaus antibiotiko be šalutinių poveikių, tai jūs kreipkitės, aš jums suteiksiu daugiau informacijos, mane rasite YouTube kanale Šviesos mazgas, ten turiu savo privatų puslapį. Lygiai taip pat galite parašyti man asmeninę žinutę per Facebooko privačią grupę Mediko žvilgsnis pro rožinius akinius ir mes mielai susijungsime su jumis. Taip, kad linkiu būti sveikiem. Dėkoju, kad išklausėt, kažką tai gal pasiėmėt savo, kur galėsite padėti ir ne tik savo ir kitam. Ir tiesiog visą laiką tarkimės, ieškokime geriausio, nes tai, kas yra geriausia, mus daro laimingais. Taip, kad apkabinu ir linkiu jums geros, prasmingos dienos. Iki malonaus.